Aštavakros giesmė. Pirmas skyrius – pamokymai apie savęs pažinimą. Džana tarė: kaip įgyjama išmintis ir kaip įgyjamas išsivadavimas, kaip pasiekiamas atsižadėjimas, pasakykite tai garbusis. Aštavakra tarė: jei tu siekia išsivadavimo, mano sūnau, venk jusliškumo kaip nuodų ir puoselėk toleranciją, atleidimą, nuoširdumą, gerumą, vidinį pasitenkinimą ir tiesą lyg priešnuodį. Tu nesi sudarytas iš 5 elementų – žemės, vandens, ugnies, oro ar net eterio. Norėdamas išsivadavimo, pažinki save kaip pačią sąmonę, visų šių dalykų stebėtoją ir liudytoją. Jei pasiliksi nurimęs sąmonėje, suvokdamas save kaip atskirą nuo kūno, tuomet jau dabar tapsi laimingu, taikiu ir laisvu nuo įvairių saitų ir prisirišimų. Tu nepriklausai brahmanų ar jokiai kitai kastai, nesi jokiame dvasinio kelio etape, nei esi tai, ką galima išvysti akimis. Tu esi prie nieko nesurištas ir neturintis formos, visa ko liudininkas ir stebėtojas. Taigi būk laimingas. Teisumas ir neteisumas, malonumas ir skausmas yra pasireiškiantys tik prote, tai yra proto sukurti ir jie nėra tavo rūpestis. O visa persmelkiantis, visur esantis, tu nesi nei veiksmų atlikėjas, nei tas, kuris mėgaujasi pasekmėmis. Taigi tu visada esi laisvas. Tu esi vienas visako liudininkas ir stebėtojas ir išties visada esi visiškai laisvas. Tavo vergovės priežastis yra ta, kad suvoki save ne kaip regėtoją, bet kaip kažką kitą nei tai. Įkandus juodajai egoizmo gyvatai, tavyje atsirado nuomonė: aš esu tas, kuris atlieka įvairius veiksmus. Išgerk į gryno žinojimo priešnuodį, šį faktą, šią tiesą, kad aš nesu veiksmų atlikėjas, ir būk laimingas. Sudeginki neišmanimo mišką šio žinojimo įsitikinimo ugnimi. Aš esu vienas nedalomas grynasis sąmoningumas ir būk laimingas, laisvas nuo sielvarto ir vargų. Tu esi ši sąmonė, palaima, aukščiausioji palaima, kuria ir kurioje pasireiškia ši visata, todėl būk laimingas. Tas, kuris save laiko laisvu, išties yra laisvas, ir tas, kuris save laiko surištu, ribotu, lieka surištas ir ribotas. Yra posakis turintis savyje tiesos: ką žmogus mąsto, tuo ir tampa. Esybė yra regėtoje,
visa ko liudininkė, visa persmelkianti, tobula, vienatinė, laisva sąmonė, neatliekanti jokių veiksmų, neribota, neturinti troškimų ir tyli. Tai tik dėl iliuzijos atrodo, kad esi įsipainioję samsaroje. Atsižadėjęs įvairiausių išorinių ir vidinių savęs pokyčių, bei iliuzijos, manant, aš esu atskira individuali būtis. Medituok į atmaną kaip nekintamą, nedualų sąmoningumą. Mano vaike, jau seniai kaip esi pakliuvęs į kūniškų prisirišimų kilpą. Perkirsk ją žinojimo, aš esu sąmonė kardu ir būki laimingas. Esi nesurištas, neatliekantis jokio veiksmo, savyje savaime švytintis ir be jokios dėmės. Išties, tai ir yra priežastis, dėl kurios tu vis dar pavergtas, kad vis dar dedi pastangas stengiantis sutramdyti ir nugalėti protą. Tu persmelki visą šią visatą ir ši visata egzistuoja tavyje. Tu išties esi grynoji sąmonė. Atsisakyk siauro požiūrio. Tu esi nesąlygotas, nekintantis, beformis ir nepajudinamas, beribis ir netrikdomas. Todėl nesilaikyki nieko kito ir trokški vien sąmonės. Žinok, jog tai, kas turi formą, yra netikra, ir tai, kas formos neturi, yra amžina. Atpažinki visą tai, kas regima, kaip netikra, o tai, kas neišreiškiama, amžinai tveriantį. Per šį atskleistą tiesos pamokymą tu išsivaduosi iš pasikartojančio kritimo į iliuziją. Lygiai kaip atspindys veidrodyje egzistuoja išorėje ir taip pat yra regimas veidrodžio viduje. Taip ir aukščiausiasis viešpats egzistuoja visur, tiek kūno viduje, tiek ir jo išorėje. Lygiai kaip ta pati visa persmelkianti erdvė yra ir stiklainio viduje ir išorėje. Taip ir amžinasis visa persmelkiantis viešpats tveria visose būtybėse ir visoje kūrinijoje. Antras skyrius. Savęs pažinimo laimė. Džanaka tarė: O aš esu nepriekaištinga, rami, grynoji sąmonė ir anapus regimosios gamtos. Visą šį laiką buvau kamuojamas nesupratimo. Visą šį laiką buvau išjuoktas iliuzijos. Kaip savastis viena suteikia šviesą šiam kūnui, lygiai taip ir šiam pasauliui. Taigi mano yra ši visata ir tuo pačiu niekas nėra mano. Išsižadėjęs visatos ir kūno per išminties paslaptį
regiu aukščiausiąjį aš. Kaip bangos, putos ir burbulai savo prigimtimi nesiskiria nuo vandens, taip ir visata gimusi iš esybės nesiskiria nuo jos ir yra ne kas kita kaip pati esybė. Kaip audinys atidžiai pažvelgus yra susidedantis iš nieko kito, tik siūlo. Taip ir ši visata išnagrinėjus yra susidedanti ne iš ko kito, bet esybės. Kaip cukrus pagamintas iš cukranendrių sulčių yra persmelktas to paties skonio. Lygiai taip ir visata sutverta esybės yra persmelkta esybė. Iš savęs nepažinimo atsiranda pasaulis ir savęs pažinimu jis išnyksta. Lygiai kaip gyvatė iškyla vaizduotėje, kuomet net pažįstame virvės ir išnyksta atpažinus, jog tai tėra virvė. Šviesa yra mano prigimtis ir esu nekas kita kaip šviesa. Kai atsiranda visata, iš tiesų tai švyti aš esu. O visata pasirodo manyje regima nesupratimu, kaip sidabras pasirodo perlamutre, gyvatė virvėje ir vanduo saulės spindulyje. Kaip sulipdytas ąsotis ištirpsta atgal į molį, kaip banga grįžta į vandenį, aukso apyrankė į auksą. Taip ir visata kilusi iš savasties ir vėl sugrįš atgal į savastį. Nuostabus aš esu. Šlovė esybei, kuri nepažįsta įrimo ir išgyvena net pasaulio sunaikinimą, nuo brahmano iki žolės grumstelio. Nuostabusis aš esu. Šlovė esybei, kuri nors ir turinti kūną, yra viena, kuri nei kažkur eina, nei iš kažkur atvyksta, bet pasilieka per amžius, persmelkusi visą visatą. Nuostabus aš esu, šlovė esybei. Nėra nieko tokio galingo kaip esybė, nešanti visatą per amžinybę, tačiau neliesdama jos kūnų. Nuostabus aš esu, šlovė esybei, kuri neturi nieko ir tuo pačiu turi viską, ką galima kalba ištarti ar protu suvokti. Žinios, tas, kuris žino, ir tai, kas pažįstama, šie trys iš tiesų neegzistuoja. Aš esu ta nepriekaištinga tikrovė, kurioje jie pasirodo, kilę iš nesupratimo. O visų kančių šaknis yra dualumas ir nėra jam kito vaisto išskyrus suvokimą, kad visa tai, ką patiriame, yra netikra ir kad viena esybė, grynoji sąmonė, yra tyra tikrovė ir palaima. Aš esu gryna sąmonė. Iš nesupratimo save apribojau, įsivaizduodamas save susidedantį iš įvairių savybių. Nuolat atmindamas tai,
aš pasilieku absoliute. Man nėra nei vergijos, nei išsivadavimo, praradusi savo atramą, iliuzija liovėsi. O ši visata, nors esanti manyje, iš tikrųjų manyje neegzistuoja. Aš tvirtai įsitikinau, kad kūnas ir visata yra niekas. Ir vien tik atmanas, tikrasis aš, yra grynoji sąmonė. Taigi dabar ant kokio pagrindo dar gali remtis iliuzija? Kūnas, dangus ir pragaras, nelaisvė ir išsivadavimas, taip pat ir baimė. Visa tai tėra tik iliuzija. Ką aš turiu bendro su visu tuo, aš, kurio prigimtis yra grynoji sąmonė? Išties neberegiu jokio dualumo. Net būnant tarp daugybės žmonių, visa tapo lyg dykuma. Tad prie ko turėčiau prisirišti? Aš nesu šis kūnas, nei šis kūnas yra mano. Aš nesu tik gyvoji būtybė, esu grynoji sąmonė. Tai iš tikrųjų ir buvo manoji nelaisvė, kad aš troškau gyvenimo. O manyje, beribėme savasties vandenyne, pakilus dieviškojo proto vėjui, sutveriamos įvairios pasaulių bangos. Šiame beribėme esybės vandenyne, dieviškojo proto vėjas nurimsta ir lyg prekybinis laivelis jūroje, būtybių pasaulis yra sunaikinamas. Kaip nuostabu, manyje vandenyne be kranto, individualių sielų bangos kyla, dūžta viena į kitą, kurį laiką žaidžia ir vėl išnyksta. Kiekviena pagal savo likimą. Trečias skyrius. Savęs pažinimo išbandymas. Aš tą vakarą tarė. Pažinęs save kaip tikrai vieną ir nesunaikinamą. Kaip gali tu, išmintingas žmogus, pažinęs esybę ir nurimęs, jausti troškimą kaupti pasaulietinius turtus? Iš tiesų, kaip godumas kyla iš iliuzijos, kuomet net pažįstant spindintis perlamutras yra palaikomas sidabru. Lygiai taip kyla prisirišimas prie objektų iliuziniu suvokimu, net pažįstant savasties. Pažinęs save, suvokęs, aš esu tai, kuriame visa visata pasireiškia lyg bangos jūroje. Kodėl tu bėgioji kaip apgailėtina būtybė, kažko ieškanti, kuriai dar kažko trūksta? Išgirdus save esant gryną sąmonę, nepranokstamai gražią ir tyrą, kaip vis dar galima išlikti prisirišus prie juslinių objektų ir taip likti nešvariu. Būtų keista, jei individualumo jausmas išliktų išmintingame žmoguje, kuris suvokė save visose būtybėse ir visas būtybės savyje.
Stebėtina tai, jeigu žmogus pasiekęs aukščiausią nedualią būseną ir siekiantis išsivadavimo gerovės, vis dar galėtų būti pavaldus geismui ir pavergtas lytinių santykių. Yra keista, kad net žinant geismą esantį suvokimo priešų, silpnas žmogus, net ir sulaukęs vėlyvo amžiaus ir artėjant paskutinėms dienoms, vis dar trokšta juslinių malonumų. Būtų keista, jei tas, kuris yra neprisirišęs prie šio ir ateinančio pasaulio objektų, kuris skiria tai, kas amžina, nuo to, kas laikina, ir kuris trokšta išsivadavimo, vis dar bijotų laisvės ir fizinio kūno mirties. Ar vaišinamas, ar kankinamas, nesvarbu, kas benutiktų, ramus žmogus visada regi absoliutųjį aš ir todėl nėra nei džiaugsmingas, nei nusivylęs. Didžiadvasis žmogus regi savo kūną iš šalies, veikianti taip, tarsi jis būtų kieno kito. Tad kaip jis gali būti sutrikdytas pagirimų ar kaltinimų? Regint šį pasaulį lyg iliuziją ir praradus visą susidomėjimą juo, kaip galėtų taip tvirtai nusiteikęs žmogus jausti baimę, net artėjant mirties valandai? Su kuo galėtume palyginti tą didžią sielą, kuri yra laisva nuo troškimų, net patirdama nusivylimą, ir kuri rado pasitenkinimą vien savęs pažinime? Kodėl turėtų toks pastovaus proto žmogus, kuris žino juslinius pojūčius ir tai, kas regima, savo prigimtyje esant tuščius, vieną dalyką laikyti priimtinu, o kitą atmestinu? Tam, kuris savo prote paleido prisirišimą prie pasaulio, kuris yra anapus dualumo ir yra laisvas nuo troškimo, jokia patirtis nėra nei skausminga, nei maloni. Ketvirtas skyrius. Savęs pažinimo šlovė. Aš tą vakarą tarė: o išmintingas, save pažinęs žmogus, kuris žaidžia šį gyvenimo žaidimą, neturi nieko panašaus į šio pasaulio žvėris, nešančius sunkią naštą ir pasimetusius. O išties jogas nesijaučia pakylėtas būdamas toje būsenoje, kurios net Indra ir visi kiti dievai trokšta. Tikrai pažinusiojo save širdis išlieka nepaliesta nei dorybės, nei ydos. Kaip dangaus nepriliečia dūmai, nors ir atrodytų, kad taip nutinka. Kas gali užkirsti kelią šiai didžiai sielai, kuri pažino šią visatą, esančią vien savastimi, gyvenančiai laisvai ir spontaniškai? Iš 4 rūšių sukurtų būtybių, nuo Brahmos iki žolės grumstelio, tik išmintingasis sugeba atsisakyti troškimo ir pasibjaurėjimo
Retas yra žmogus, kuris pažįsta savastį kaip vieną nedalomą pasaulio viešpatį. Jis elgiasi kaip išmano ir nebijo nieko. Penktas skyrius. 4 ego išsklaidymo keliai. Aš tą vakarą tarė: Tu esi laisvas ir tavęs nesaisto niekas, taigi būdamas tyras savo prigimtimi, ko dar turėtume išsižadėti? Palikęs sudėtingumą, pasieksi ramybės būseną. Visa, ką patiri, kyla tavyje, kaip burbulai kyla iš jūros. Taigi žinoki savastį, esant vieną visako viešpatį, ir tokiu būdu įžengsi į ego išsklaidymo būseną. Nors pasireiškinti priešais akis ir juntama jutimais, visa ši materialioji visata savo prigimtyje yra tuščia ir tavyje neegzistuoja, esančiame amžinai tyrame ir nesuteptame. Ji lyg virvė, kurios net pažinus trumpam išvystame gyvatės iliuziją. Tai suvokus pasiekiama ego išsklaidymo būsena. Tu esi tobulas ir nekintantis tiek ir nelaimėje, tiek ir laimėje, nekintantis viltyje ir neviltyje, gyvenime ir mirtyje. Taigi šiuo keliu įžengi į ego išnykimo būseną. Šeštas skyrius. Aukščiausiasis pažinimas. Džanaka tarė: Beribis kaip erdvė aš esu, o regimas pasaulis tai lyg stiklainis. Tai žinoti yra išmintis. Todėl nėra nieko, ko reikėtų išsižadėti, priimti ar atmesti. Aš esu kaip vandenynas, o visata tarsi banga. Žinoti tai yra išmintis. Todėl nėra nieko, ko reikėtų išsižadėti, priimti ar atmesti. Aš esu kaip perlamutras, o visatos iliuzija yra tarsi sidabras. Tai žinoti yra išmintis. Todėl nėra nieko, ko reikėtų išsižadėti, priimti ar atmesti. Aš iš tikrųjų esu visose būtybėse ir visos būtybės yra manyje. Tai žinoti yra išmintis. Todėl nėra nieko, ko reikėtų išsižadėti, priimti ar atmesti. Septintas skyrius. Savęs pažinimo prigimtis. Džanaka tarė: Manyje beribiame vandenyne plaukia šio gyvenimo laivelis, šen ir ten varomas jo likimo vėjo. Tačiau tikrasis aš nesu šio vyksmo trikdomas.
Manyje šiame beribiame vandenyne tegul pasaulio bangos kyla ir išnyksta savaime. Dėl to aš nieko nei įgyju, nei prarandu. Šiame bekraščiame savasties vandenyne pasirodo Dievo vaizduotės sukurtas pasaulis. Esu aukščiausioje ramybėje ir neturintis formos, ir tik tame aš pasilieku. Tikroji prigimtis nėra įkalinta jokiame objekte, nei jokio objekto nėra joje. Ji yra amžina, beribė ir tyra. Taigi ji laisva nuo prisirišimo ir troškimo ir yra nepaprastai rami. Tik tame aš pasilieku. O išties, aš esu pati sąmonė ir pasaulis yra lyg magiškas spektaklis. Taigi kaip ir kur manyje gali kilti mintis, kad yra kažkas priimtino ar atmestino. Aštuntas skyrius. Nelaisvė ir išsivadavimas. Aštavakrā tarė. Tai yra nelaisvė, kai protas ko nors trokšta ar sielvartauja, ką nors atmeta ar laikosi įsitvėręs, jaučiasi džiaugsmingas ar ant ko nors supykęs. Išsilaisvinimas pasiekiamas tada, kai protas netrokšta, neliūdi, neatstumia, nesilaiko kažko įsitvėręs ir nesijaučia džiaugsmingas ar kuo nors nepatenkintas. Tai yra nelaisvė, kai protas prisirišęs prie bet kokios juslinės patirties. Ir tai yra išsivadavimas, kai protas nėra supančiotas jokiais pojūčiais. Kai nėra aš, yra išsivadavimas. Kai yra aš, yra nelaisvė. Apsvarstykite tai atidžiai ir nei laikykis į ką nors įsitvėręs, nei ką nors atmeski. Devintas skyrius. Neprisirišimas. Aštavakrā tarė. Atliktų darbų ir darbų, kuriuos vis dar reikia atlikti dualumas. Kada visa tai liausis ir kas yra tas, kuriam šis dualumas liausis. Tai žinodamas, būki be troškimų ir siek išsižadėjimo per visišką abejingumą šiam pasauliui. Tikrai retas, mano sūnau, yra tas palaimintas žmogus, kurio didelis troškimas gyventi, malonumų siekis ir noras nuolat įgyti žinių užgeso, stebint žmonių kelius. Visa tai yra nepastovu ir yra sutepta 3 rūšių skausmo. Pripažinus, kad tai laikina, nereikšminga, niekinga ir atmestina, žmogus pasiekia ramybę. Kada buvo tas amžius ar laikotarpis, kuomet žmoguje neegzistavo dualumas? Kada žmogus buvo laisvas nuo priešybių? Tas, kuris dualumo atsisakęs, yra patenkintas tuo, kas ateina savaime,
pasiekia tobulumą. Argi yra žmogus, kuris matydamas nuomonių įvairovę ir nesutarimus tarp didžiųjų regėtojų, išminčių, šventųjų ir jogų, netampa visiškai abejingas žinių siekiui, tokiu būdu pasiekdamas ramybę? Tas, kuris visišku abejingumu pasauliui, ramybę ir teisingų požiūrių įgyja tikrąjį grynosios sąmonės prigimties pažinimą, save išgelbėja nuo gimimo ir atgimimo rato ir kitus veda iš samsaros. Argi jis išties nėra tikras dvasinis mokytojas? Jei matytumei įvairius pasaulio reiškinius, kaip ne ką kita, bet gamtos elementus, tuojau pat išsivaduotumei iš visų saitų ir įsitvirtintumei savo prigimtyje. Žmogaus troškimai yra samsara. Žinodamas tai, išsižadėk jų visų. Troškimo išsižadėjimas yra samsaros išsižadėjimas. Taigi dabar likit toks, koks esi. Dešimtas skyrius. Tyla. Aštavakarą tarė: išlikė abejingas viskam, atsisakęs troškimo, kuris yra priešas, kartu ir pasaulietinių turtų, kuriuos lydi bėda ir praradimas. Taip pat atsižadėk ir troškimo daryti gerus darbus, kuris yra kilęs iš šių dviejų – asmeninio troškimo ir pasaulietinės gerovės, šlovės siekio. Žvelk į draugus, žemes, turtus, namus, žmonas, dovanas ir kitus pasaulietinės sėkmės ženklus, kaip į sapną arba magišką spektaklį, kuris trunka tik kelias dienas. Žinokit tai, kad visur, kur yra troškimas, yra samsaros pasaulis. Pašventę save tvirtų atsižadėjimu, būk laisvas nuo troškimo ir laimingas. Nelaisvė kyla tik iš troškimo ir sakoma, kad troškimo sunaikinimas – tai išsivadavimas. Tik neprisirišdamas prie nuolat kintančių pasaulio dalykų, žmogus pasiekia nuolatinį savirealizacijos džiaugsmą. Tu esi vienatinis, nedalomas, tyras sąmoningumas, o visatos prigimtis yra netikra. Nežinojimas, klaidingas požiūris taip pat yra niekas. Tad ką dar gali trokšti sužinoti? Karalystės, sūnūs, žmonos, kūnai ir malonumai – visa tai gyvenimas iš gyvenimo buvo prarasta ir iš tavęs atimta, nors ir buvai prie jų stipriai prisirišęs. Pakaks turtų, jusliškumo ir gerų darbų gūdžiame samsaros pasaulio miške. Jose protas neatrado ramybės. Kiek kartų tau gimus neteko dirbti sunkių ir skausmingų darbų, kūnų, protų ir kalba, taigi dabar pagaliau tai nutraukė.
11 skyrius. Išmintis. Aš tą vakarą tarė. Tas, kuris suprato, kad laikinumas, kaita ir sunaikinimas yra visų egzistuojančių pavydalų prigimtis, nesunkiai randa ramybę, būdamas netrikdomas ir ramus. Tas, kuris tikrai pažino, kad yra tik Viešpats, visų dalykų kūrėjas ir apart jo nėra nieko, tampa ramus, nusimetęs visus troškimus viduje ir nebeprisirišęs prie nieko. Tas, kuris tikrai pažino, kad nelaimė bei sėkmė ateina savo skirtu metu, nulemta praeities veiksmų, yra visada patenkintas, suvaldęs savo pojūčius, jis nei trokšta, nei sielvartauja. Tas, kuris tikrai suvokė, kad laimė ir kančia, gimimas ir mirtis yra praeities veiksmų pasekmė, ir suprato, kad nėra ko pasiekti. Jis lieka ramus, nerūpestingas ir išlieka neprisirišęs, net ir užsiimdamas įvairia veikla. Tas, kuris suprato, kad niekas kitas, bet susirūpinimas, mąstymas, nerimas šiame pasaulyje sukelia kančias, išsilaisvina iš jų ir yra laimingas, ramus ir atsikratęs troškimų. Aš nesu kūnas ir kūnas nėra mano, aš esu pati sąmonė. Tai suvokęs pasiekia aukščiausią būseną ir nebeatmena atliktų ar neatliktų praeities veiksmų. Aš tikrai esu visame kame, nuo Brahmos iki žolės kupstelio. Kas tai tikrai žino, tampa laisvas nuo abejonių, minčių, konfliktų, tampa tyras ir ramus ir nebesirūpinantis tuo, kas pasiekta ar nepasiekta. Tas, kuris tikrai žino, kad ši įvairi ir nuostabi visata savo prigimtyje yra niekas ir tuščia, tyru sąmoningumu tampa laisvas nuo troškimo ir randa ramybę, tarsi niekas neegzistuotų. Dvyliktas skyrius. Pastovumas savastyje. Džanaka tarė. Pirmiausia, atsižadėjau veiksmų pasekmės, tada tuščių kalbų ir galiausiai pačio mąstymo. Taigi dabar esu tvirtai nusiteikęs ir be dvejonės. Neprisirišus nei prie garso, nei prie kitų juslinių pojūčių ir savasčiai nesant susaistytai jokių jutimų, mano protas yra išlaisvintas nuo blaškymosi ir yra sutelktas. Taigi dabar esu tvirtai nusiteikęs ir be dvejonės. Dėl proto blaškymosi kilusio iš nesupratimo ir savęs tapatinimo su pojūčiais yra dedamos pastangos ir stengiamasi pasiekti proto ramybę. Atpažinęs šį proto mechanizmą,
Dabar esu tvirtai nusiteikęs ir be dvejonės. Neturėdamas nei ko priimti, nei ką atmesti, ir neblaškomas nei džiaugsmo, nei liūdesio, garbusis, dabar aš tvirtai žinau ir esu įsitikinęs. Gyvenus visuomenės normomis ir vėliau perkopus šį etapą meditacija ir proto sukurtų klaidingų konstrukcijų pašalinimu, šiomis priemonėmis pamačiau savo klaidą ir dabar esu tvirtai įsitikinęs. Veiksmų vengimas yra lygiai tiek pat kilęs iš klaidingo požiūrio, kiek ir didelės pastangos atliekant veiksmus. Pilnai supratęs šią tiesą, dabar aš tvirtai žinau. Bandydamas protu suprasti nesuprantamąjį, neapčiuopiamąjį, žmogus naudojasi tik minčių sukurtomis formomis. Taigi atsisakęs tokios praktikos, dabar aš tvirtai žinau, esu susitelkęs ir be dvejonės. Palaimintas, kuris pasiekė gyvenimo tikslą, kuris tai realizavo. Tas, kuris yra šios prigimties, atliko tai, kas turėjo būti atlikta. Tryliktas skyrius. Laimė. Džanaka tarė: vidinė laisvė ir ramybė, gimusi iš suvokimo, kad nėra nieko kita išskyrus savastį, yra reta, net tarp jogų, kurie dėvi tik juosmens audeklą. Taigi palikdamas abu, tiek atsižadėjimą, tiek turtų kaupimą, gyvenu laimingas. Kartais žmogus patiria kūno kančias, o kartais kenčia dėl kalbų, kitais kartais yra kamuojamas savo minčių. Paleidęs visus šiuos dalykus, gyvenu laimingai, pasilikdamas aukščiausiame gyvenimo tiksle. Pilnai suprasdamas, jog tikrasis aš neatlieka jokių veiksmų, atlieku tai, kas savaime natūraliai turi būti atlikta tam skirtu metu ir gyvenu laimingai. Jogai, kurie prisirišę prie šio žemiškojo kūno, atkakliai stengiasi vykdyti arba atmesti tam tikrus veiksmus. Bet aš gyvenu laimingas, atsisakęs tiek prisirišimo, tiek ir atmetimo. Jokia nauda ir joks nuostolis manęs nepasiekia, kai stoviu, vaikštau ar guliu. Taigi, kad ir kur būčiau, keliaučiau ar miegočiau, aš gyvenu laimingai. Aš neprarandu nieko miegodamas, nei ką nors įgyju nuolat siekdamas ir dėdamas pastangas. Taigi palikęs visas mintis apie praradimą ar išorinę sėkmę, aš gyvenu laimingas. Įvairiomis aplinkybėmis stebėdamas vėl ir vėl malonumo ir skausmo laikinumą, aš palikau tiek gėrį, tiek blogį ir gyvenu laimingas.
14 skyrius. Rimtis. Džanaka tarė: žmogus, kurio protas yra natūraliai tuščias savo prigimtimi, kuris neįsikabinęs į juslinius pojūčius, yra išvaduojamas iš atsiminimų naštos, lyg žmogus pabudęs iš sapno. Kai troškimas, ego protas ištirpsta, kur tuomet yra mano turtai, kur yra mano draugai, kur yra juslinių pojūčių vagys, kur yra šventraščiai ir kur yra žinios. Suvokdamas savo aukščiausiąją prigimtį, aukščiausiąjį aš, visako liudytoje ir viešpatį, ir tapęs abejingas tiek vergyjai, tiek išsivadavimui, nejaučiu jokio nerimo, trokštant išsivaduoti. Įvairūs poelgiai to, kuris viduje yra be abejonių ir užtikrintas, tačiau išoriškai klajoja kur tik nori, pasauliui atrodydamas lyg kvailys. Šie poelgiai gali būti įžvelgiami tik to, kuris kaip ir jis turi tą patį pažinimą. Penkioliktas skyrius. Savęs pažinimas. Aš tą vakarą tarė: tyro proto žmogus pasiekia savęs pažinimą, net jeigu mokymas perduotas paprasta kalba. Tačiau žmogus, kurio protas nėra tyras, suglumęs stengiasi suvokti save, net ir siekęs žinių visą gyvenimą. Ir vis vien lieka nesusipratęs. Neprisirišimas prie juslinių pojūčių yra išsivadavimas, meilė jusliniams pojūčiams yra nelaisvė. Tai žinoti yra išmanimas, dabar elkis kaip manai esant teisinga. Šis tiesos pažinimas padaro iškalbingą, daug žinantį ir išoriškai aktyvų, energingą žmogų, nebyliu, kvailiu ir nieko nesugebančiu. Todėl šio išmanimo vengia tie, kurių tikslas yra mėgautis pasaulio malonumais. Tu nesi kūnas, nei šis kūnas yra tavo. Tu nesi nei tas, kuris atlieka veiksmus, nei tas, kuris jais mėgaujasi. Tu esi pati grynoji sąmonė, amžinoji liudytoja ir tikroji laisvė, netrokštanti nieko. Taigi gyvenki laimingas. Prisirišimas ir pasibjaurėjimas tai yra proto konstrukcijos, tačiau protas nėra tavo ir niekada jis tau nepriklausė. Tu esi pats grynas sąmoningumas, anapus dualumo, vidinių konfliktų ir amžinai nekintantis. Taigi gyvenki laimingas. Suvokia save visose būtybėse ir visas būtybės savyje, gyvenki laimingas, laisvas nuo egoizmo ir laisvas nuo minties. Tai mano. Laisvas nuo susirūpinimo savimi. Tavo prigimtis yra sąmonė, kurioje šis pasaulis pasireiškia lyg bangos jūroje. Toks tu esi be jokios abejonės.
Taigi būki laisvas nuo proto negalavimo. Pasitikėk, mano sūnau, pasitikėk, niekada nesusipainiok šiuo klausimu. Tu ir esi pats žinojimas, tu pats esi viešpats, tu esi savastis, kurios pati prigimtis yra suvokimas, kuri esti anapus materialios gamtos. Kūnas, sudarytas iš gamtos elementų, yra sutveriamas, kurį laiką gyvena, o vėliau suyra. Tačiau savastis nei ateina, nei išeina. Tad kam pernelyg jaudintis dėl kūno? Leiski kūnui išlikti lygi amžių pabaigos, arba leiski jam išeiti net šiandien. Ką tu įgyji ar ką prarandi? Tu, kurio prigimtis yra grynoji sąmonė. Tavyje begalinėme vandenyne leiski visatos bangoms kilti ir kristi, kiekvienai pagal savo prigimtį. Tau šis vyksmas net neša nei naudos, nei nuostolio. Mano vaike, tu esi grynoji sąmonė, o šis pasaulis nėra atskirtas nuo tavęs ir yra pasireiškiantis tavyje. Todėl kaip ir kodėl kam nors gali kilti mintis apie prisirišimą prie objektų ir jų atmetimą? Kaip gali gimimas, veiksmai ir net egoizmas tave paveikti, kuris esi vienatinė, nekintanti, rami, nepriekaištingai tyra ir begalinė sąmonė? Nesvarbu, ką jauti ar matai, visi reiškiniai yra pasireiškiantys tik tavyje. Vien savastis yra visų objektų prigimtyje. Kaip galėtų apyrankės, rankų ir kojų papuošalai skirtis nuo aukso, iš kurio jie padaryti? Visiškai atsisakyk tokių skirstimų, kaip aš esu tas ir aš nesu tai. Pažinki, kad visa esu aš ir gyvenki be skirstimo ir laimingas. Tai tik dėl tavo nesupratimo visata rodosi egzistuojanti lyg atskira. Iš tikrųjų, vien tu esi. Nėra individualaus aš ar aukštesniojo aš lyg atskirų. Apart tavęs nėra nieko kito samsaroje ar už samsaros. Tas, kuris tikrai žino, kad ši visata yra tik iliuzija ir savo prigimtyje yra tuščia, tampa neturintis troškimų ir grynu pažinimu randa ramybę, tarsi niekas neegzistuotų. Tik vienas vienintelis dalykas egzistavo, egzistuoja ir egzistuos pasaulio vandenyne. Esybei nėra nei laisvės, nei išsivadavimo. Tad gyvenk laimingas ir patenkintas. Būdamas grynoji sąmonė, netrikdyki savo proto mintimis už ar prieš tam tikrus dalykus. Būk ramus ir liki laimingas savastyje.
kuri ir yra pati palaima. Visiškai paleiski net apmąstymus ir nieko nelaikyki savo mintyse. Tu iš tiesų esi esybė, visiškai laisva. Tad ką pasieksi versdamas protą nuolat mąstyti? Šešioliktas skyrius. Ypatingi nurodymai. Aš tą vakarą tarė: mano sūnau, tu gali klausytis ar net atmintinai atkartoti daugybę šventų raštų, tačiau nebūsi įsitvirtinęs savyje ir nesugebėsi visko užmiršti. Išmintingasis, tu gali mėgautis pasauliu, dirbti ar medituoti sutelkus dėmesį į objektą, tačiau tavo protas vis tiek trokš sugrįžti į tikrąją prigimtį, kuri yra anapus visų objektų ir tikslų, ir kurioje visi norai užgęsta. Visi žmonės kenčia ir yra nepatenkinti dėl jų pačių nuolatinių pastangų, bet to niekas nesupranta. Vien per šį nurodymą palaimintasis pasiekia išsivadavimą ir ramybę. Laimė priklauso ne kam kitam, tik tam nepaprastai nerūpestingam žmogui, kuriam net atmerkti ir užmerkti akis yra vargas. Kai protas yra laisvas nuo tokių priešybių, kaip tai reikia padaryti ir to negalima daryti, jis tampa abejingas nuopelnams, turtams, pasaulietiniai geroviai, jusliniams malonumams ir išsivadavimui. Tas, kuris bjaurisi jusliniais pojūčiais, su jais nuolat kovoja. Tas, kuris jų godžiai trokšta, prie jų prisiriša. Tačiau tas, kuris nei priima, nei atmeta, yra nei prisirišęs, nei ko nors bjaurisi. Kol tęsiasi troškimas, kuris yra neišmanimo šaknis, tol tęsis ir prisirišimo bei pasibjaurėjimo jausmai, būdami samsaros medžio šaknys ir šakos. Susitapatinimas su tam tikra veikla gimdo prieraišumą, o jos atmetimas pasibjaurėjimą. Išmintingas žmogus yra laisvas nuo šių priešybių. Lyg vaikas, iš tikrųjų, jis gyvena lyg vaikas ir įsitvirtina pažinime. Tas, kuris yra prisirišęs prie pasaulio, nori iš jo išsivaduoti, kad išvengtų skausmo. Tačiau neprisirišęs žmogus yra laisvas nuo skausmo ir liūdesio, nesijaučia išblaškytas ar nelaimingas, net būdamas pasaulio apsuptyje. Tas, kuris dar turi egoistinį troškimą, net ir išsivadavimo atžvilgiu, ir mano, kad šis kūnas priklauso jam, yra nei išminčius, nei jogas. Jis tik kenčia vargus. Net jei Šiva, Višnu ar Lotose gimęs Brahma būtų tavo mokytojas, kol nesugebėsi pamiršti visko, nebūsi įsitvirtinęs savyje.
17 skyrius. Tikrasis išminčius. Aš tą vakarą tarė. Tas, kuris yra visada patenkintas, apvalytais pojūčiais ir mėgaujasi vienuma, įgijo žinių vaisių ir jogos praktikos vaisius. O žinantis tiesą niekada nesijaučia nelaimingas šiame pasaulyje, nes visas pasaulis yra jo vieno. Jokie jusliniai pojūčiai niekada nebepatenkina to, kuris atrado džiaugsmą savyje, kaip ir nimbamedžio lapai nebepatinka drambliui, kuris atrado bosvelijos augalo lapus. Retas šiame pasaulyje yra tas, kuris nėra prisirišęs prie to, ką patyrė ir netrokšta dalykų dar nepatirtų. Tokį žmogų sunku rasti. Tie, kurie trokšta pasaulietiškų malonumų ir tie, kurie trokšta išsivaduoti, randami šiame pasaulyje. Tačiau išties reta yra ta didi siela, kuri negeidžia nei malonumo, nei išsivadavimo. Retas yra plataus požiūrio žmogus, neturintis nei troškimo, nei pasibjaurėjimo religijai, turtams, jusliškumui ar išsivadavimui, nei trokštantis, nei vengiantis gyvenimo ar mirties. Išmintingas žmogus netrokšta, kad visa tai liautųsi, nei yra sutrikdytas to, kas vyksta. Taigi palaimintasis gyvena laimingai, nesvarbu, kokią situaciją savaime atneštų likimas. Jausdamas pilnatvę savęs pažinimu, į tai sutelktų ramiu protu ir patenkintas, išmintingasis gyvena laimingai, matydamas, girdėdamas, liesdamas, užuosdamas ir valgydamas. Nėra prisirišimo ar neprisirišimo tame žmoguje, kuriam pasaulio vandenynas išdžiūvo. Jo žvilgsnis tuščias, veiksmas nesiekiantis tikslo ir jutimai pasyvūs, sutelkti į vidų. Išmintingasis nei budi, nei miega, nei atveria, nei užmerkia akių, o išlaisvinta siela bet kur mėgaujasi aukščiausia būtimi. Išlaisvintas žmogus spindi visur, laisvas nuo visų norų ir troškimų. Kad ir kur būtų, jis veikia pasinėręs į esybę ir yra tyros širdies. Matydamas, girdėdamas, jausdamas, užuosdamas, ragaudamas, kalbėdamas ir vaikščiodamas, didžios sielos žmogus, išlaisvintas nuo bandymų kažko pasiekti arba ko nors išvengti, yra tikrai laisvas. Išvaduotasis nei šmeižia, nei giria, nei džiaugiasi, nei supyksta, jis nei duoda, nei ima. Jis laisvas nuo prisirišimo prie bet kokio objekto. Didžios sielos žmogus nesijaudina, nėra blaškomas proto ir išlieka susitelkęs savyje, net matydamas moterį kupiną geismo ar net artėjant prie mirties. Jis yra tikrai išlaisvintas.
pastovus žmogus, kuris visur mato tą patį, nemato skirtumo tarp laimės ir vargų, vyro ir moters, klestėjimo ir nesėkmės. Išmintingajame, kurio pasaulietinis gyvenimas samsaroje išseko ir kuris peržengė savo žmogiškosios prigimties apribojimus, jame nėra nei pergyvenimo, nei jokio noro pakenkti, nei nusižeminimo, nei įžūlumo, nei nuostabos, nei besiblaškančio proto. Išsilaisvinęs nei bjaurisi jusliniais pojūčiais, nei jų trokšta, visada su neprisirišusiu protu, jis patiria juos, kuomet jie savaime pasireiškia. Laisvo proto išminčius, įsitvirtinęs absoliuto būsenoje, tuščiu protu nežino skirtumo tarp vidinės ramybės ir vidinės ramybės nebuvimo, skirtumo tarp gėrio ir blogio. Laisvas nuo sąvokų aš ir mano, suprantantis, kad niekas neegzistuoja ir visais troškimais užgesusiais viduje. Toks žmogus nieko neveikia, net atlikdamas veiksmus. Neapsakoma būsena pasiekia išmintingasis, kurio nuolat mąstantis protas ištirpo ir kuris yra laisvas nuo paklydimo, fantazijų ir nesupratimo. Aštuonioliktas skyrius. Ramybė. Aš tą vakarą tarė: šlovė tam, kuris pats savyje yra palaima, ramybė ir spindesys, auštančiam pažinimui, kuriame visas nesupratimas ir klaidingi požiūriai atskleidžiami lyg sapnas. Įgydamas visokių pasaulietinių dalykų, žmogus gali patirti įvairius malonumus. Tačiau jis nebus išties laimingas, nebent visko išsižadėtų. Kaip gali būti laimė tam, kurio širdį viduje išdegino skausminga vargų saulės kaitra, nuolat manančiam, kad dar yra dalykų, kurie turi būti atlikti, gyvenančiam be ramybės nektaro lietaus. Ši egzistencija yra tik sąmonės, Dievo vaizduotė, tikrovėje ji yra niekas. Tačiau nėra pabaigos tam, kuris atskiria egzistavimą ir neegzistavimą. Esybė yra absoliuti, nededanti pastangų, nekintanti ir nepriekaištinga. Ji nėra toli, nėra apribota, ji tikrai, amžinai esanti. Tie, kurių akys atsiveria, kai nutrūksta iliuzija ir savastis yra suvokta, gyvena laisvi, jų liūdesys išsklaidytas. Pažindamas viską tik kaip vaizduotės sapną ir savastį esančią laisvą ir amžiną, kaip galėtų išmintingas žmogus elgtis lyg kvailys. Tvirtai žinantis, kad jo savastis yra Dievas ir kad egzistavimas bei neegzistavimas yra netikri, ko dar tas, kuris yra laisvas nuo troškimo, gali išmokti, ką pasakyti ar nuveikti. Tokie svarstymai kaip aš esu tai arba aš nesu tai liaujasi jogui, kuris tapo tylus, suprasdamas, kad viskas esu aš pats.
Jogui pasiekusiam ramybę nebėra blaškymosi, nebėra susitelkimo, jokio žinių pagausėjimo ir jokio neišmanimo. Nėra nei malonumo, nei skausmo. Rojuje ar elgetavime, gausoje ar praradime, gyvenime tarp žmonių ar miško vienumoje, nėra jokio skirtumo jogui, kurio prigimtis yra nesaistoma skirtumu. Kur yra religija, kur yra pasaulio turtai, jusliniai malonumai ir kur yra skirtumai. Jogui, kuris peržengia tokias dvilypės savokas, kaip tai privaloma daryti ir to daryti negalima. Jogas, kuris išsivadavo dar gyvendamas, neturi nei pareigos, nei jokio prisirišimo širdyje. Jo veiksmai priklauso tik šiam gyvenimui, kuris tėra praeities karmos atspindys. Kur yra iliuzija, kur yra visata, kur yra išsižadėjimas, kur netgi yra išsivadavimas šiai didžiai sielai, kuri ilsisi anapus troškimų pasaulio. Žmogus, kuris mato šią visatą, gali bandyti visaip paneigti jos tikrumą, tačiau ką gali atlikti nieko nebetrokštantis? Net ir matydamas, jis nemato nieko. Tas, kuris išvydo aukščiausiąjį Brahmaną, medituoja, aš esu Brahmanas. Ką galvoja tas, kuris peržengia visas mintis ir dualumą ir nemato nieko kita, tik Brahmaną? Tas iš tikrųjų valdo save, kuris pastebi vidinį išsiblaškimą ir gali padaryti tam galą. Tačiau kilnusis nesiblaško. Kai nėra ko pasiekti, ką dar turėtų jis pakeisti? Išmintingas žmogus kitaip nei pasaulietis neskirsto nei vidinio susikaupimo, nei blaškymosi, nei savo paties klaidų, net ir gyvenantis kaip pasaulietiškas žmogus. Tas, kuris yra anapus buvimo ir nebūties, kuris yra išmintingas, patenkintas ir laisvas nuo troškimo, išties nieko nedaro, net jei ir užsiema įvairia veikla pasaulio akyse. Išmintingas, kuris gyvena laimingai, elgdamasis pagal gyvenimo situaciją, natūraliai atlikdamas tai, kas turi būti atlikta. Jis nejaučia užsidegimo ar nekantrumo nei veikloje, nei neveikimo metu. Tas, kuris yra netrokštantis, laisvas, nepriklausomas ir be saitų, sklendžia lyg sausas lapas praeities karmų vėjyje. Nėra nei džiaugsmo, nei liūdesio tam, kuris peržengė samsarą. Visada ramaus proto, jis gyvena lyg neturėtų kūno. Išmintingas žmogus, kuris džiaugiasi vien savastimi ir kurio protas yra ramus ir tyras, neturintis jokio troškimo, ko nors išsižadėti ir niekada nejaučia jokio praradimo. Natūraliu, tuščiu, spontanišku protu ir atlikdamas tai, kas savaime atneša aplinkybės, išmintingajame, kitaip nei pasaulietinėme žmoguje, nėra tokio dalyko kaip išdidumas ar apsimestinis nuolankumas. Jis nėra paveiktas garbės ar negarbės. Tas, kuris veikia vadovaudamasis tokiu supratimu, kad visa tai atlieka kūnas, o ne aš, tikrasis aš,
toks žmogus nors ir veikdamas nieko neveikia. Tas, kuris natūraliai, spontaniškai veikia, negalėdamas pasakyti priežasties, kodėl, tačiau nesielgdamas kvailai. Jis yra išlaisvintasis, dar būdamas gyvas, laimingas ir palaimintas. Jis laimingas net samsaroje. Išmintingas, kuris pavargęs nuo įvairiausių samprotavimų, pasiekia ramybę, nei galvoja, nei girdi, nei mato. Kadangi išmintingasis yra anapus proto ramybės ar blaškymosi, jis nei trokšta išsivadavimo, nei yra nelaisvėje. Pažinus visatą savo prigimtimi esančią netikrą, nors ją matydama, ta didi siela gyvena kaip viešpats Brahmanas, čia ir dabar. Tas, kuris savyje turi egoizmo, veikia net ir nieko nedarydamas. Tačiau tikrai išmintingasis tas, kuris laisvas nuo egoizmo, nieko neveikia, net ir atlikdamas veiksmus. Išsivadavusio jo protas nėra nei neramus, nei džiaugsmingas. Jis šviečia nepajudinamas, be troškimų ir be abejonių. Išsilaisvinusio žmogaus protas nesistengia būti nei meditatyvus, nei aktyvus, bet jis tampa meditatyvus ir aktyvus, be jokio motyvo. Kvailo proto žmogus suglumsta išgirdęs tikrąją tiesą, tačiau išvalgaus proto žmogus prieš ją nusižemina, lyg būtų kvailys. Neišmanėliai labai stengiasi, praktikuodami susikaupimą ir minčių valdymą. Išmintingas žmogus, gyvenantis tikrajame aš, lyg giliai miegantys žmonės, neranda nieko, kas dar turi būti atlikta. Neišmanantis žmogus nepasiekia ramybės nei neveikimu, nei veiksmais. Išmintingas žmogus tampa laimingas, vien pažindamas tiesą. Šiame pasaulyje tie, kurie pašvenčia save įvairiausioms praktikoms, nežino savojo aš, kuris yra grynas sąmoningumas, tyras, protingas, mylimas, tobulas, anapus kūrinijos ir laisvas nuo bet kokių nešvarumų ir klaidų. Neišmanantis žmogus nepasiekia išsivadavimo net nuolatinėmis pratybomis, bandant suvaldyti protą. Palaimintasis vien per žinojimą tampa laisvas ir nepaveiktas pokyčių. Neišmanantis žmogus nepasiekia viešpaties, nes jį nori pasiekti. Išmintingas žmogus tikrai suvokia aukščiausiojo viešpaties prigimtį, net ir to visai netrokšdamas. Net ir nesiremdamas pasauliu ir labai trokšdamas laisvės, neišmanėlis vis tiek laikosi šio pasaulio kelių. Tačiau išmintingasis nukerta pačią samsaros šaknį, kuri yra visų vargų šaltinis. Kvailys trokšta ramybės, bandydamas suvaldyti savo mintis, todėl jos nepasiekia. Išmintingasis žino tiesą ir visada yra ramaus proto. Kur yra savęs pažinimas tam, kurio žinios priklauso nuo objektų, formų
ir pavydalų. Išmintingieji nemato šio ar ano, bet mato vien nekintamąjį aš. Kur yra proto kontrolė, minčių ramybė, tam paklydusiajam, kuris to siekia dėdamas didelės pastangas. Tačiau tikrai ji visada natūraliu būdu yra su išmintinguoju, kuris džiaugiasi savyje. Vieni mano, kad egzistencija yra tikra, o kiti, kad nėra nieko. Tačiau retas yra tas, kuris nemąsto nei apie vieną, nei apie kitą. Jis yra laisvas nuo išsiblaškymo ir ramus. Menko supratimo žmonės protu mano, kad atmanas išties yra tyras ir vienintelis tikras, bet jie to nepažino. Ir kol gyvena, yra nelaimingi. Išsivadavimo trokštančiojo protas negali veikti nepriklausomas nuo objektų, tačiau išlaisvinto žmogaus protas iš tiesų yra visados nepriklausomas ir laisvas nuo formų ir pavydalų. Žmonės pamatė prisirišimą prie juslinių pojūčių savyje, lyg baisius tigrus. Išsigandę, ieškantys prieglobsčio, to jau pat eina slėptis į urvą, ieškodami minčių suvaldymo ir susikaupimo. Tačiau matydami nieko netrokštantį žmogų, lyg liūtą, jusliškumo drambliai tyliai bėga šalin ir negalėdami pabėgti, lenkiasi jam kaip patarnautojai. Tas, kuris yra laisvas nuo abejonių ir turi savo protą sujungtą su savastimi, nesigriebia griežtos kontrolės praktikų kaip išsivadavimo priemonės. Matydamas, girdėdamas, užuosdamas kvapus ar jausdamas skonį, jis gyvena laimingas. Tas, kuris yra įsitvirtinęs gryname žinojime, kurio protas yra tyras ir nesiblaškantis, ramus. Vien išgirdęs tiesą, nemato nei ką dar reiktų atlikti, nei ko išvengti, nei yra abejingas. Išmintingasis laisvai atlieka viską, kas turi būti atlikta, kas savaime atneša likimas, ar gera, ar bloga. Nes jo veiksmai yra lyg vaiko. Per laisvę žmogus pasiekia laimę, per laisvę pasiekia aukščiausiąjį, per laisvę vidinę ramybę ir per laisvę aukščiausiąją būtį. Visos proto struktūros yra sunaikinamos, kai žmogus suvokia, kad jis pats nėra nei veiksmų darytojas, nei tas, kuris veiksmus patiria. Išmintingojo elgesys, kurio nevaržo jokie motyvai, šviečia, būdamas spontaniškas ir laisvas nuo apsimetinėjimo. Visai kitaip nei kvailo ir apgaulingo žmogaus, tikslingai besistengiančio prieš kitus pasirodyti ramiu ir kurio protas yra prisirišęs. Išmintingasis, kuris yra atsikratęs proto fantazijų, neprisirišęs ir nevaržomų sąmoningumu, gali mėgautis savastimi, net būdamas pasaulyje ir apsuptas didelės gerovės, arba pasitraukdamas į kalnų uolas. Išmintingo žmogaus širdyje nekyla joks prisirišimas,
Nesvarbu, ar atiduodant pagarbą mokytam brahmanui, ar dangiškajai būtybei, ar regint šventą vietą, matant moterį, karalių ar mylimą draugą. Jogas visai nesijaudina ir nėra sutrikdytas net tada, kai iš jo tyčiojasi. Ir jį niekina tarnai, sūnūs, žmona, anūkai ar kiti giminaičiai. Nors ir giriamas, jis nesijaučia geresniu, net patirdamas skausmą jis nejaučia kančios. Tik tie, kurie yra tokie kaip jis, žino šią nuostabią būseną. Manimas, kad dar reikia kažko pasiekti, yra samsara. Ji peržengiama išmintingųjų, kurie yra tuštumos pavidalo, kurie suvokia save kaip visą persmelkiantį, neturinti formos, nekintantį ir nesuteptą. Kvailas žmogus net ir nieko neveikdamas yra sunerimęs ir išsiblaškęs, o sumanus žmogus lieka netrikdomas, net ir darydamas tai, kas turi būti padaryta. Laimingas jis stovi, laimingas sėdi, laimingas jis miega, laimingas ateina ir išeina. Laimingas jis kalba ir laimingas jis valgo. Toks yra ramaus žmogaus gyvenimas. Kas savęs pažinimo gale nesijaučia suvargęs ir nelaimingas kasdieninėme gyvenime, kaip pasaulietiški žmonės, ir išlieka nesudrumstas ir skaidrus, lyg didžiulis ežeras. Visiems jo sielvartams išnykus, jis švyti. Net nieko neveikimas kvailam žmogui tampa veiksmu, tačiau net veiksmas atliktas išmintingo žmogaus atneša neveikimo vaisius. Kvailas žmogus dažnai rodo pasibjaurėjimą savo turtais, tačiau tam, kurio prisirišimas prie kūno baigėsi, nėra nei prieraišumo, nei atmetimo. Kvailo žmogaus protas visada prisirišęs prie mąstymo ir nemąstymo, tačiau net ir mąstydamas išmintingojo protas yra bemintės prigimties. Išmintingas žmogus, kurio visi veiksmai yra neturintys motyvo, kuris veikia kaip vaikas ir yra tyras, jis neprisiriša net prie jo atliekamų darbų. Palaimintas iš tiesų save pažinęs, kuris peržengia protą ir kuris yra vienodas, nesvarbu ar mato, ar girdi, ar liečia, ar užuodžia, ar valgo, išlieka nepakitęs visose gyvenimo aplinkybėse. Kur yra pasaulis ir kur yra jo pavidalai? Kur jo pabaiga ir kur yra priemonės tikslui pasiekti, išmintingajam, kuris yra niekada nekintantis, kaip dangaus skliautas. Šlovingas tas, kuris atsisakė visų tikslų, būdamas palaimos įsikūnijimu, kuri yra jo paties prigimtis, ir kuris spontaniškai įsitvirtinęs nesąlygotoje savastyje. Trumpai tariant, didžios sielos žmogus, pažinęs tiesą, yra laisvas ir nuo malonumų ir net nuo troškimo išsilaisvinti, ir yra neturintis jokio prisirišimo jausmo, nesvarbu kokiomis aplinkybėmis. Ką dar turi atlikti tas, kuris yra tyra sąmonė?
ir kuris paliko viską, ką galima išreikšti žodžiais, nuo aukščiausiojo dangaus ligi žemės. Tyras žmogus, patyręs nenusakomąjį, pasiekia ramybę savo paties prigimtimi, suvokdamas, kad visa tai yra ne kas kita kaip iliuzija ir kad išties nėra nieko. Elgesio taisyklės, beaistriškumas, išsižadėjimas ir jausmų suvaržymas. Ką visa tai reiškia tam, kurio prigimtis yra grynas švytėjimas, kuris regi tikrovę esančią anapus laikinųjų formų. Kur yra nelaisvė ar išsivadavimas, džiaugsmas ar liūdesys, tam, kuris spindi lyg begalybė. Grina iliuzija viešpatauja pasaulyje, kuri tęsiasi iki savęs pažinimo. Tačiau nušvitęs žmogus gyvena laisvėje nuo savokų aš ir mano, nuostabioje laisvėje nuo veiksmų ir prisirišimo. Išmintingajam, kuris suvokia save kaip nemirtingą ir laisvą nuo sielvarto, kur jam yra žinios, kur visata, kur jausmas aš esu kūnas arba kūnas yra mano. Ta pačia akimirka, kai nesupratingas žmogus liaujasi proto valdymo, minčių suvaržymo praktikas, jis kaip mat tampa troškimų, proto tauškalų ir fantazijų grobiu. Net ir išgirdęs tiesą, menko supratimo žmogus neatsisako savų paklydimų. Nors dėl dalykų užgniaužimo ir kontrolės savyje jis išoriškai ir gali pasirodyti laisvas nuo minčių ir fantazijų, bet viduje jame vis dar slypi juslinių pojūčių troškimas. Tas, kurio darbai liovėsi su žinių aušra, neranda jokio reikalo ką nors nuveikti ar ką nors bepasakyti. Net jei ir paprastų žmonių akimis jis atlieka įvairius darbus. Išmintingajam, kuris niekada nesikeičia ir yra be baimės, nėra nei tamsos, nei šviesos, nei sunaikinimo, nei praradimo, nėra visiškai nieko. Kur yra kantrybė ar atsargumas, kur netgi yra bebaimiškumas jogui, kurio prigimtis yra neapsakoma ir neturinti individualumo. Nėra dangaus ir nėra pragaro, gyvenime nėra net išsivadavimo. Trumpai tariant, jogo sąmonėje niekas neegzistuoja. Išmintingasis nei trokšta turtų, nei liūdi dėl jų neturėjimo. Ramaus išminčiaus protas tikrai pilnas nemirtingumo nektaro. Nebeturintis aistrų, nei giria geruosius, nei kaltina nedorėlius. Patenkintas ir vienodas tiek skausme, tiek malonume. Jis nemato nieko, kas dar turi būti atlikta. Šis išmintingas žmogus nejaučia nei priešiškumo samsarai, nei deda pastangas siekdamas. Laisvas nuo džiaugsmo ir liūdesio, jis nėra nei miręs,
nei gyvena. Šlovingas yra išmintingojo gyvenimas, laisvas nuo lūkesčių, laisvas nuo prisirišimo prie vaikų, žmonos ir kitų, laisvas nuo juslinių pojūčių troškimo ir nėra susirūpinęs net savo paties kūnu. Pasitenkinimas visada gyvena išmintingo žmogaus širdyje, kuris gyvena pasitikdamas visą, ką atneša likimas, kuris klajoja kur tik nori, ilsėdamasis, saulei leidžiantis rasdamas poilsį, kad ir kur bebūtų. Ilsėdamasis ant savo būties pagrindo, peržengdamas gimimą ir atgimimą, pamiršęs viską apie samsarą, didžios sielos žmogus nesirūpina tuo, ar jo kūnas miršta, ar gimsta. Palaimintas išmintingasis, kuris jaučia pilnatvės džiaugsmą savyje, neprisirišęs prie nieko, neturintis jokios nuosavybės, klajojantis laisvai ir laimingas, kuris yra laisvas nuo dualumo priešybių ir kurio abejonės buvo išsklaidytos. Šlovingas yra išmintingasis, kuris neturi jausmo mano, kuriam žemė, akmuo ir auksas yra vienodos vertės, kurio širdies mazgai buvo atrišti ir kuris yra išvaduotas iš godumo ir aklumo. Kas gali lygintis su išlaisvinta siela, kuri savo širdyje netrokšta nieko, kuri yra patenkinta ir viskam abejinga. Kas kitas, jei nedoras, nieko netrokštantis žmogus, žino nežinodamas, mato nematydamas ir kalba nekalbėdamas. Nesvarbu, kas jis būtų, ar Elgeta, ar karalius, jis visus pranoksta, būdamas nepriklausomas. Ir kurio žvilgsnis į pasaulį buvo išvaduotas nuo gėrio ir blogio dualumo. Kur yra palaidumas ir kur yra savitvarda, kur yra savęs pažabojimas, netgi kur yra tiesos siekimo ryžtas, tam jogui, kurio gyvenimo tikslas buvo įvykdytas ir kuris tapo nekalto nuoširdumo įsikūnijimu. Kaip ir kam galima apibūdinti tai, ką viduje patiria tas, kuris yra be troškimo, kurio liūdesys sunaikintas ir kuris yra laimingas atradęs poilsį savyje. Neužmigęs net ir kietai miegodamas, neatsigulęs net sapnuodamas, toks yra išmintingasis visomis sąlygomis jausdamas pilnatvę. Išminties žmogus neturi minčių net mąstydamas, neturi pojūčių net juos jausdamas ir neturi ego jausmo net jį patirdamas. Išminties žmogus nėra nei laimingas, nei nusivylęs, nei prisirišęs, nei neprisirišęs, nei išsivadavęs, nei išsivadavimo trokštantis. Jis nėra nei kažkas, nei nėra niekas. Palaimintasis nesiblaško net blaškomas, yra proto ramybėje, net būdamas pasiruošęs veikti. Jis nėra silpnas net silpnume ir nelaiko savęs išmintingu savo išmintimi. Išvaduotasis, kuris visomis sąlygomis pasilieka savajame aš,
ir yra laisvas nuo tokių idėjų kaip tas padaryta ir dar tai reikia padaryti. Kad ir kur bebūtų, jis visur toks pat ir neturi godumo. Jis nesigilina į tai, ką padarė arba ko nepadarė. Giriamas išmintingas nesijaučia geresniu ir kaltinamas jis nesijaučia prislėgtas. Jis nei bijo mirties, nei yra prisirišęs prie gyvenimo. Ramaus proto žmogus nesiveržia nei į pilnas žmonių vietas, nei bėga pasitraukti į mišką. Jis išlieka toks pat, bet kokiomis sąlygomis ir bet kurioje vietoje. XIX skyrius. Poilsis savajame aš. Džanaka tarė. Pasinaudodamas tiesos pažinimo pincetu, iš giliausių savo širdies gelmių ištraukiau skaudų begalybės nuomonių rakštį. Kur yra religija, kur yra jusliškumas, kur yra nuosavybė, kur yra filosofija ir kur netgi yra nedvejybė. Man įsitvirtinusiame esybės šlovėje. Kur yra praeitis, kur ateitis, kur netgi yra dabartis. Kur yra erdvė ir kur netgi yra amžinybė, man pasiliekančiam savojo aš šlovėje. Kur yra manasis aš ir kur yra ne aš. Taip pat, kur yra gėris ir blogis. Kur yra nerimas ir nerimo neturėjimas, mintys ar minčių nebuvimas. Man, kuris pasilieku savojo aš šlovėje. Kur yra sapnavimas, kur yra gilus miegas, kur budrumas, o kur yra ketvirtoji būsena esanti anapus jų. Ar egzistuoja baimė man, kuris išlieku savojo aš spindėjime? Kur yra atstumas, tolis ar artumas, kur išorė, kur vidus. Kur yra grubumas ir kur švelnumas, man, kuris pasilieku esybės savojo aš šlovėje. Kur yra gyvenimas ar mirtis, kur pasauliai ir kur pasaulietiniai santykiai. Kur yra neapdairumas ir kur susikaupimas, man, kuris pasilieku savojo aš šlovėje. Nėra jokio reikalo kalbėti apie 3 gyvenimo pabaigas. Kalbėti apie jogą yra beprasmiška, net kalbėtis apie išmintį nėra prasmės. Man, kuris atradau poilsį savajame aš. XX skyrius. Išsivadavimas gyvenime. Džanaka tarė. Kur yra gamtos elementai, kur yra kūnas, kur yra organai ir kur yra protas.
kur yra tuštuma, kur taip pat yra neviltis. Man, kuris esu nesuteptas ir tyras savo prigimtimi. Kur yra šventraščiai, kur yra savęs pažinimas, kur yra tas protas neprisirišęs prie juslinių pojūčių, kur pasitenkinimas ir kur yra troškimo neturėjimas. Man, kuris niekados neturiu dualumo jausmo. Kur yra žinios ir kur nežinojimas, kur yra aš ir kur tai, ir kur yra mano, kur yra nelaisvė ir kur išsivadavimas, kur yra individualios savybės ir bruožai esybės prigimtyje, kur yra praeities karmų visuma, kur yra išsivadavimas šiame gyvenime, kur netgi yra išsivadavimas mirties metu, man neturinčiam individualiųjų savybių ir niekada nekintančiam. Kur yra tas, kuris atlieka veiksmus ir kur tas, kuris jaučia veiksmų padarinius. Kur yra minčių tyla ir kur yra minčių bruzdėjimas. Kur yra tiesioginės žinios ir kur išmoktos žinios. Man, kuris esu visados laisvas nuo individualumo. Kur yra pasaulis ir kur išsivadavimo siekis, kur yra kontempliatyvus žmogus ir kur žmogus, kuris save pažinęs, kur yra siela esanti nelaisvėje ir kur yra išlaisvinta siela, man, kurio prigimtis yra nedvejybė. Kur yra pradžia ir kur yra pabaiga, kur tikslas ir kur priemonės tikslui pasiekti, kur yra ieškotojas ir kur pasiekimas, man savyje esančiam nedualios prigimties. Kur yra išminčius, kur yra priemonės išminčiai pasiekti, pažinimo objektas arba pačios žinios. Kur kas nors yra ir kur nieko nėra, man, kuris visados tyras savo prigimtyje. Kur yra blaškymasis ir kur susikaupimas, kur yra supratimas ir kur yra nesupratimas, kur yra džiaugsmas, o kur liūdesys, man, kuris visada esu neatliekantis jokių veiksmų, kur yra visuomenės priimta tiesa ir kur yra transcendentali, absoliuti tiesa, kur yra laimė ir kur yra vargas, man, esančiam anapus bet kokių diskusijų ir nuomonių. Kur yra iliuzija, kur pasaulis, kur yra prisirišimas arba atsižadėjimas, kur yra gyvoji būtybė ir kur yra brahmanas, man, kuris esu amžinai tyras. Kur yra veikla ir kur neveiklumas, kur man išsivadavimas ar nelaisvė, man, kuris esu niekada nekintantis, nepajudinamas ir nedalomas, įsitvirtinęs savajame aš. Kur yra nurodymai ir šventųjų raštų įsakymai, kur yra mokinys ir kur yra mokytojas,
kur iš tikrųjų yra žmogaus gyvenimo tikslas. Man, kuris esu absoliutus gėris ir laisvas nuo bet kokių suvaržymų ir apribojimų. Kur yra egzistencija ir kur yra nebūtis. Kur yra vienybė ir kur dualumas. Ar dar yra ką daugiau be pasakyti? Iš manęs nebekyla niekas.